Sveiki visi. Šiandien nusprendžiau pakeliauti ir esu, atspėkit kur, Varėnos rajone, Naujieji Valkininkai, buvęs pulmonologijos skyriaus sanatorija. Teko buvoti labai daug kartų ir labai laukiau, kada galėsiu vėl aplankyti. Tiesiog išlikę dar visi piešiniai. Visi piešiniai išlikę, biški aptrinti. Nelabai matas, biški matas. Čia tais kalydariais vaikščiodavom. Senas baseinas. Mes tame baseine vaikai gaudydavom tritonus. Jų būdavo čia pilna. Tritonų būdavo. Čia kino salė ir šokio aikštelė buvusi. Čia 3 aukštų mano skyrius esu gulėjęs gan ilgą laiką, bet langai buvo iš kitos pusės. Čia va salė, kur pirmas diskotekas vykdavo. Grodavo muzika Fancy, grodavo Bad Boys Blue, Pet Shop Boys, Sandra ir taip toliau. Vieno pastato nėra, čia tokia jau truputį vyresnė gulėdavo, o čia mes mažiausi būdavom. Buvau aš gal iš pradžių gulėti teko iki mokyklinio amžiaus, o po to teko kelias klasės baigti čionai toj sanatorijai. Tai labai daug prisiminimų, labai dvasiškai pakylėta šiandien, labai nostalgiška diena prisiminti labai gerus laikus. Čia eidavom tuo kalydariu begalės kartų per dieną, nes maitindavo valgyklą iš anos pusės, tenais matosi, maitindavo daug kartų per dieną, pusryčiai, priešpiečiai, pietus, pavakariai, vakarienė, žodžiu. Tai eidavom ir eidavom. Iš kitos pusės paskui nufilmuosiu, yra procedūrinis buvęs. Čia buvo langai, tai nuo lubų iki grindų, vitražai dideli. Dabar perdaryta jau 30 metų atgal. Ir būdavo vakariniai pamokų užsiėmimai anoj pusėj ten pastate. Nuo 6 gal vakaro mes ten namų darbus darydavom, atsimenu. Čia pagrinde skyrius būdavo 2. ir 3. aukštas, kur aš gulėdavau, gyvendavau. Tai langai būdavo į šitą pusę. Tai matydavau kaip sninga, matydavau kaip sniegas tirpdavo ir matydavau kaip vasara ateina. Čia per vidurį kažkur būdavo foje su televizoriu. Ir mes čia išeidavom pasivaikščioti, čia ateidavom. Ten pagal viską turėtų būti, reikės pabandyti paeiti Gaublys, žaidimo aikštelė tokia toliau. Čia begalės kelių visokių, dabar net neatsimenu. Vaikščiodavom aplinkui, nebūdavo uždara zona, tik tais, aišku, auklėtoja visi eidavom. 3. aukštas, tai gerai prisimenu, kad galėjau šitoj pusėje. Tai būdavo ir karantinai, ir visa kita būdavo čia praleista, pragyventa jaunystėje. Buvau aš nuo gal kokių 86
Ir paskutinį kartą buvau 91 šitoj sanatorijai. Tai va 30 metų. Ir sugalvojau aplankyti. Tiesiog pasakiškas oras, aplink vien pušis. Aš turėjau problemų su bronchinė astma. Tai buvo to priežastis čionais mane gydyti. O čia atvykus aš nesu turėjęs nei vieno priepuolio astmos. Tai man šita sanatorija susijusi su išsilaisvinimu iš kančių, iš priepuolių ir atgavimo kvėpavimo. Tiesiog atrodo psichologiškai, kad čia kitas oras man. Lengviau kvėpuoti iškart pasidarė, kaip atvykau. Tai labai patenkintas, kad kelionė va tokia išpuolė. Labai jau video vieną mačiau YouTube ir pats užsinorėjau labai atvykti aplankyti. Tai va, einu dabar pafilmuosiu kitą pusę, kur mokydavomės vakarų užsiėmimus, pamokų darydavom. Pagal viską, pagal aplinkybės, tai čia ta buvusi liktai aikštelė žaidimo. Būdavo visokie žaisti įrengimai padaryti. Ten paėjus liktai būdavo dar vieną. Tai mes čia slankėdavom aplinkui visur. Statydavom bunkerius. Ko mes tik nesam darę. Čia grybų yra. Mėlynių. Spanguolių. Žodžiu, čia man atrodo pagal sudėjimą. Pagal matydavas biškį sanatoriją iš tos aikštelės. Tai va, sakyčiau, kad čia tikriausiai dabar apaugė jau viskas. Čia dar likę kažkiek seni. Tikriausiai kažkas buvo. Tikriausiai čia ir bus ta žaidimo aikštelė. Čia kelias dar nesimatydavo to kelio. Būdavo tik takeliai. Oi, kaip gera čia. Esame dabar iš kitos pusės sanatorijos. Čia va tie 3 pastatai. Pirmas nuo manęs buvo procedūrinis, kiek atsimenu. Antras ir trečias ir tai buvo mokyklos pastatai. Tenais namų darbus darydavom vakarais ir mokydavomės. Per pertrauką lėkdavom pro tas duris. Jūs neįsivaizduojat, kas čia dėdavosi. Vakare visi išbėgdavom. Ir mes čia vartydavomės, dūkdavom, voliodavomės tiesiog. Čia klyksmas vaikų vien būdavo. Pilna vaikų. Žodžiu, atsimenu gerai. Daug laiko neturėdavom, labai buvom užimti. Tiesiog praktiškai visai laisvo laiko beveik nebūdavo. Labai didelis užsiėmimas čia vykdavo. Eidavom, pamokas paruošdavom, ten vieną kitą pamoką, eidavom valgyti, grįždavom vėl, paskui grįždavom dar televizorių pažiūrėdavom, išsivalydavom dantis, nusiprausdavom ir miegoti. Anksti keldavomės. Termometrai. Kaip taisyklė, iš pradžių būdavo įkišti, tik atsibūdus. Tiesiog šičia buvo veiksmas, ten keliukas dar išlykęs, vaikščiodavom, eidavom pirmyn atgal, ten vaikščiodavom po parką, po tą pušyną. Čia būdavo dūkimo pilni vakarai šitoj vietoj. Dabar senelių namai lygi. Vaikštų savo senu taku, kur mes dažnai eidam pasivaikščioti. Čia kapinės įsikūrė, neatsimenu, kad būtų buvę prie manęs.
Tai tikriausiai nesenos tas kapinėlės. Mes eidavom čia visą laiką iš sanatorijos. Lygiai grečiai keliukas eina su priimamojo pastatu į mišką ir eidavom iki dažniausiai tokios kanalizacijos. Čia turėjo būti kažkur čionais pasibaigus jau tam miškui tokiam višliam. Gan smirdėdavo, gan rimtai smirdėdavo, mes iki jos daeidavom ir tradiciškai apsisukdavom ir eidavom atgal, pasivaikščiodami, neskubėdami. Tai aš atsimenu, kaip vieną žiemą daug sniego buvo, eidami neskubėdami atgal pradėjo vilkai staugti. Tai auklėtojai taip išsigando. Greitai, greitai vaikai, sako, skubam atgal į skyrių. Greitai, greitai. Galvai nenučiuptų kokią vieną. O čia būdavo pilna žiemą sniego. Vasarą būdavo pilna tų visokių driežų. Tas vietas gerai atsimenu. Proskinas tas. Apsodintų pušėliam, oras pasakiškas, grybų pilna, voveruškas dar nemačiau nei vienas. Tai va, baigsim po biškį Šilutės Odisėją, dar grįžtant atgal užvažiuosiu į geležinkelio stotį išvažiuojant. Tenais nufilmuosiu ir dėdavo monetas ant bėgių prieš išvažiuojant iš Šilelės, iš Šilutės sanatorijos. Tai va, iki stotelė Valkininkai, traukinių stotis, kur atvykdavom, kur tėvai atvykdavo ir išvykdavo. Valkininkai, bet ne naujieji Valkininkai, bet Valkininkai. Grafikas, čia gan dažnai jie čia važiuoja į Vilnių ir atgal. Pastatas toks pat išlikęs, šviesoforai tie patys. Ir laukdavom išvykimą į Vilnių. Viskas tas pats. Į Vilnių, paskui iš Vilniaus autobusą į Panevėžį. Čia dėdavo monetas traukinio ratais. Viskas tas pats išlikę. Prieš atvažiuojant traukinį žalia užsidega. Tai žinom, kad jau toj pajudėsim. O atvykdavo šį pušėlę tik dažniausiai su greitosiomis. Neatsimenu, kad mane būtų vežę gultis į sanatoriją grinai su viešuoju transportu. Visą laiką su greitosiomis, o tokiu oru. Kaip taisyklė lapai krenta ir kaip taisyklė aš su to lapų kritimu važiuodavau į pušėlę sanatoriją. Plaučių uždegimas būdavo beveik kiekvienais metais Priepolį ir žodžiu veždavo mane gydyti į pušėlę visą laiką. Kol neatsirado po 91 Sereventas albutamolio diskai. Jie jau padėdavo nuo Priepolio. Tai kaip lankytis ir jau nebereikėdavo. Tai va, baigiam Valkininkų apžvalgą. Dar užvažiuosiu gal į Pirčiupius. Tai va, tam kartui sėkmės. Užvažiavau į Pirčiupius. Pirčiupių motina. Uždegiau žvakutę visų šventųjų proga.
ir šauna namo.